Ar Dievui reikalinga tavo jėga? Žiūrėkit, kaip įdomiai. Dievas per visą istoriją naudoja žmonės, kurie atrodo silpni, iš pačios mažiausios giminės, iš kažkokio mažiausio miesto. Ir belaukiant Kristaus gimtadienio, vėl ir vėl, mes darysim tai kiekvienais metais, mes šlovinsim mūsų karalių kiekvieną dieną. Ir dabar belaukiant, mes vis prisimenam pranašystės apie Jėzų Kristų ir žiūrėkit, kas parašyta pas pranašą Michėją 5 skyriuje 2 eilutėje. Bitlėjau, nors esi mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs kils tas, kuris bus valdovu Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios laikus, amžinybės dienas. Taigi noriu padrąsinti kiekvieną, kas pergyvena dėl to, kad jis yra per silpnas ar kad jis yra per mažas, kad Dievas jo nenaudos. Brangieji, Dievui nereikia tavo jėgų. Dievas ieško indo, kurį pripildyti ir veikti per tą žmogų. Dievui nereikia tavo talentų, tai jis duoda talentus. Dievui nereikia tavo kažkokių sugebėjimų, tai jis duoda sugebėjimus. Tik atiduokiam savo širdį, brangusis, ir tu pažinsi, ką reiškia būti Jėzuje Kristuje. Viską galiu Jėzuje Kristuje, kuris mane stiprina. Linkėjimai, brangieji. Nesvarbu, kas vyksta aplinkui, nesvarbu, kaip eina iš proto šitas pasaulis. Mes šlovinam mūsų karalių, mes džiaugiamės, mes puošiamės ir švęsim karaliaus gimimą. Linkėjimai visiems iš malonios bangos.